treniruotė. Kaip nuotaikos komandai? Geras nuotaikos, nes tiek aš pats išsilgęs darbo su vyrais. Susitikom vėl po vasaros, smagu pasikalbėti. Ir tiek matau, ir visi atvažiavę tikrai pasilgė to krepšinio, to kamuolio, nes kiti sakė jau po paskutinių varžybų neturėjo dar kamuolio rankose, tai tikrai smagu jiems, manau, patiems yra biškiau salėj palakstyti su priešinkais, ta prasme, treniruotėj, tiek man smagu su jais susitikti ir jiems padėti. O į ką pagrindinis dėmesys skiriamas pradėjus sezoną, pasiruošimą? Tai dabar daugmaž tokio susipažinimo, galima pobūdžio sakyti, tokios treniruotės, plus norisi, kad būtų to intensyvumo, nes laiko daug neturim, kad eitumėm tenais dirbti į lauką ir gerintum savo fizinę kondiciją, tai bandom intensyvesnės pradžiai bus tokios treniruotės su daugiau bėgimų, bet aišku ir kamuolys, kad būtų rankos. Tai pradžiai tiek, o paskui jau turbūt po poros treniruočių jau eisim ir į taktinius dalykus ir ruošimės jau žaisti draugiškas varžybas. Šiandien daug visai žmonių susirinko. Kokia tikimybė, kad kiek iš jų gali būti pagrindiniai sudėti? Tai pagrindiniai sudėti bus aišku 12 ir daug susirinko todėl, kad yra tikrai po praeitų metų mes turim kažkokį vardą, kurie tikrai jau mus žino ir patys paprašo, kad priimtumėm į peržiūras ir mes tikrai niekada nesakom ne ir visiems galim duoti šansą, tai užtat ir daugiau žmonių. Ir iš kitos pusės nenorim patekti vėl su tokia situacija, kaip buvo praeitais metais, kai į vienas varžybas reikėjo važiuoti šešiese ir tarp tų šešių ir tai buvo dar traumuotų ir ten sergusių žmonių. Tai norim jau, kad komandai būtų 12-14 žmonių ir kad vyktų natūraliai tuo pačiu, kaip galima pasakyti, rotacija ir plius, kad turėtumėm visą laiką, jeigu traumos ar lygos, aišku.